Labas rytas. Šiandien darysime apžvalgą apie mano investiciją į Elveksą. Ir nedaug ką čia yra ką kalbėti, tiesiog noriu papasakoti, kas norės prisijungs, kas norės neprisijungs. Nieką nerekomenduoju, bet jeigu kas norės, jungtitės į mano komandą. Mes nugalėsim, mes užkariausim, mes padarysim. Na tai va, čia kiek čia aš porą savaičių esu čia. Tai štuka 450, įsidėjau štuką 240. Tai va, gaunasi, kad kažkur čia tuoj pamaigysiu kažkur. O čia atėjo. Ir gaunasi. Kažkur maigiau vakar radau, kur aš kažkiek ten užsidirbau. Va čia, žiūrėkit. Tai va, profitas $277. Reikia priprekiau 440. Kol kas win rate'as pas mum 100%. Taip, kai kas sakys, kad neįmanoma, bet jeigu ruošiesi prie kažko, tai viskas tau įmanoma. Bet to koks man skirtumas, aš vis tiek bandau čia užkariauti pasaulį, o ne skaičiuoti kažkieno win rate. Yra rabatukai visokie, yra visokie traderiai, yra visokie signalai, šiaip aš signalais netikiu, bet šitam kažkodėl prisijungiau. Ir va, noriu pasakyti, ką uždirbau, ką padariau per porą savaičių. Investuoti reikia minimum nuo štukos. Kas nebijo prarasti savo štukos, prašom, rašykit mane asmeniškai, priimsiu į savo komandą. Gausit iškart bonusą biškį, kurį galėsit netgi išsijimti ir jau bus iškart profit. Kažkada vėliau pašnekėsiu apie kitą projektą irgi gan rizikingas, bet įvėjimo žingsnis yra žymiai mažesnis. Čia yra įvėjimo žingsnis 1000, o ten yra 550. Kas žino, kas per projektas, tas žino. Nes pinigų skaičius visiems žinomas kodėl. Gerai, kiekvieną savaitę duosiu žinių, ką čia gerą padariau, ką čia gerą priprekiavom. Jeigu kam įdomu, va čia turiu, ten turiu dar vieną projektą, Sui Trumpas. Čia yra shitcoinas. Reikėtų reklamuoti irgi. Sui Trump, va yra Sui Trump ir rašot Sui Trump. Čia yra meme coinas, kurį galit nusipirkti, va čia yra adresas. Yra ant CoinGecko irgi. Yra dabar biškį pakilęs, gerokai. Va taip maždaug nuo... Čia turiu kažkur va čia, aš jį esu prekiavis irgi. Aš nežinau prekiautojas, prekiauti nerekomenduoju, bet jeigu norit, galite tiesiog nusipirkti ir laikyti, kas čia gaunas. Čia pačioj aš nenusipirkau, bet kažkur, čia va aš kažkur nusipirkti, biškį. Esu, tai plus 37%. 37%. Tai ką jis daro, tas meme coinas? Tai jis daro tai, kad mūsų kūrėjas, tas, kur kūrė ten programėlę mūsų ryčį, sugalvojo
išleisti ant durniaus memecoiną prieš Amerikos prezidentų rinkimus. Ir, na taip, ant juoko padarė. Aš sako, ką dabar daryti, sako, nu jeigu ten surinksiu, ten reikėjo įdėti pinigų ir kad tas koinsas išeitų į prekybą, reikėjo surinkti tam tikrą kiekį pinigų. Nu ir sako, jeigu ten surinks man pusę tų pinigų, aš padarysiu puslapį. Tada sako, ne Discordą, ne Telegramą. Kai surinka tų pinigų, tada sako, nu jeigu tipo, išeis tas koinsas į prekybą, sako, aš padarysiu puslapį. Tai va, jis padarė puslapį ir sako, nu kadangi memecoinsas čia būna up and down. Nu, kadangi būna up and down, tai jis sako, ką čia su juo galima padaryti. Nu, tai sako, iš pradžių, va čia jūs galite laikyti liquidity. Jeigu kas žino liquidity, aš blogas prekiautojas, bet liquidity laikau, tai čia gaunasi jūs pusę pinigų laikėt su kažkokiais tai coinsais, tai gali būti, va, kaip pas mane čia, bitcoinas, sui trumpas, sui trumpas. Nu, šiaip galit bet kokius beveik coinsus laikyti, kurie ant sui chaino, čia, šitie, va čia, bent jau čia. Šiaip yra daug visokių kitokių biržų, kur jūs galite irgi įsidėti pinigų ir laikyti yra, kaip dabar netgi panašu, nu karočiui, daug. Turit bitcoiną, tiksliau galite vrat bitcoiną laikyti su doleriais ir kaina keičiasi į apačią arba į viršų ir kas perka parduoda tame diapazone, jūs gaunate, jūs mokate fee. Karočiui, kažkiek pinigų mokate už nupirkt, parduot. Tai tą, ką jūs sumokate, pirkt, parduot, kažkam tai nuveina. Jeigu tai čia yra centralizuota birža, tai yra Binance arba Bybitės, nu, tokios didelės. Jos gauna visą uždarbį. O decentralizuotas, mes esam bankas, chebra, mes esam bankas ir mūsų čia pinigai ir tame tarpe mes gaunam dalį tų pinigų. Aš įdėjau, va čia, va žiūrėkit, aš įdėjau ir aš uždirbau $5, va žiūrėkit. $2.80 aš gavau sui Trumpą ir $2.5 aš gavau dolerius. Man niekam reikia pirkti, parduoti ar kažką. Tie procentaliai, tai čia nėra labai daug, jis daug neduoda. Net nežinau, kaip čia dabar pažiūrėti, gal pamaigysiu kažkada tai. Ai, va, full IPR. 4% 15. Nežinau, čia matosi ar ne. Va, 4% 15. Čia yra metinis, čia yra šūdų krūva. Bet aš įdėjau dolerį, šiaip tai visi deda su sui, būtų buvę žymiai geriau bendroj sumoje. Nes va čia buvo $300. O dabar yra $500 vertės coin. Va, žiūrėkit dabar. Kas pasidarė? Matot, buvo tenais jau, man atrodo, $30 likę dolerių ir visa kita buvo su įtrampami, nes buvo labai nukrypti viskas. Dabar viskas pakyla, tai persipylė kažkiek į dolerį. Gerai, bet kokiu atveju čia yra kita ilga istorija. Ką noriu pasakyti, kas nori, va, yra, pabaiga tokia, kad šitas mūsų veikėjas sugalvoja, sako, gerai, tai memecoinas up and down, kas būna dažniausiai? Dažniausiai būna tai, kad kapeika pakyla ir paskui nuvertėja ir niekam neįdomu. Yra, kas žino, kad memecoinsus geriau nepirkti, nebent Iloną, tą Dogį ir Šybą ir ten Bliumas ir dar yra tokių didesnių coinsų, kuriuos galima dar laikyti, kad ten žmonės laiko. O čia tipas sako, nu ką jis paveiks, nu čia jam bus
Nu, tai jis sugalvoja dabar sukurti savo nuosavą fermą, kurioje jūs galite irgi daryti steigingą ir gauti, bus gaunamas navaras kitais visai coinsais. Pabaiga tokia, kad Sui Trumpą yra kažkiek 10 milijonų, kiek 10 kažkokių. Ne milijonų, tikrai man atrodo bilijono. Ir kas nutiks, kai išeis ta ferma, tuos fee, kur mes perkam ir parduodam, kur mes gaunam. Už tuos pinigus pradės pirkti ir deginti tą coinsą. Tai iš to 100 bilijonų bus vis mažiau ir mažiau. Tai čia reiškia, žmonės turės mažiau coinsų, bus mažiau ir mažiau prekyboje. Ne pas save, o prekyboje. Tai reiškia, kad jo kaina gali greičiausiai kilti, nes jų bus vis mažiau ir mažiau ir mažiau ir mažiau. Tai va, jeigu nusipirksit ir tiesiog laikysit, ten aš $300 įmečiau, dabar 500, gali būti, kad mokesčiams teks nusijimti, mano kol kas neleidžia, žiūrėsime, kaip kiti projektai eis. Tai va, gerai, tai, Elveksas, jo, tai aš jums jau rodžiau prieš tai, praeitam video, kad galima įsijimti pinigus, jeigu jūs netgi neuždirbat pinigų ir norit išsiimti pinigus, tikrai galite išsiimti, čia yra jūsų pinigai ir jūs darote su jais tai, ką jūs norite, o ne tai, ką sako jums Google, Facebookas ir panašiai. Čia yra kažkoks, negražu sakyti, faktiškai palievas exchange'as, kuris reklamuojasi, kuris nori pritraukti žmonių, kad prikeltumėtum jo. Kažkoks traderis surado mechanizmą, ant kurio jis gali uždirbti, bent jau aš kiek suprantu. Ir prijungia žmonės, kurie gali prekiauti. Ir kiek aš suprantu, jisai pasidarys kontraktą su šituo Elveksu ir jeigu mes prisijungiam ir bendraujam tenais ir veikiam kažką, ten perkam, parduodam, įdedam, išėmam. Tai reiškia, platforma turi kažkokį tai reputaciją, kur žmonės kažką daro ir jo levelis kyla. Jinai populiaresnė ir populiaresnė. Ir už tai platforma duoda kažkokį tai ir savo pinigą už reklamą ir dar jis uždirba iš to, kad perkam, parduodam, išėmam, įdedam dalį pinigų. Iš to uždirba jisai. Dėl to ir mums nori prekiauti pinigų. Bet kaip ir sakau, čia yra mano asmeninė nuomonė, čia mano asmeniniai pinigai ir čia aš asmeniškai darau, o jūs darykit taip, kaip norit. Gerai, plius $277